Ką tik atvažiavom į kalnus, jie vadinasi Čiulilija. Parodysiu tavęs. Čiulilija. Žiauriai gražus vaizdai, kai važiavom. Labai patiko važiuoti su autobusu, labai gražu. Tik atvažiavom, kažkur valandą važiavom. Dabar pertraukėlė, kas į tualetą, kas kavos išgert. Ir eisim tada į kalnus. Leidžiamės į apačią. Toks čia vaizdas. Pamatė organizatoriai, kad aš su kamera. Pasakė, davai atsiųs po to nuotraukas. Leidžiame žemyn. Sakė, prieš tai buvo lengviausia dalis. Dabar bus sunkiau. Eisim ant kabančių tiltų. Jie nestabilus, tai eisim grupelėmis po 5 žmonės. Hay otro más, hay dos. Pero 50 no. Bandau eit per tiltą, o toks vaizdas dreba. Laukiam, kol kiti žmonės praeis irgi tą tiltą. Dabar jaučiuosi kaip Bear Grylsas. Ar būčiau čia vienas, prie upės, kaip nors reikia išgyventi. Leido 5 minutės pailsėt, toliau eisim ir sekančią stotelę bus vietos, galėsim suvalgyti savo naštas. Šiek tiek pailsėjom ir dabar 22, beveik 2 valandos ir judėsim toliau. Dabar esam pačioj. Programai buvo parašyta, kad namie būsim tik 7 valandą, tai mažiausiai 3 valandas dar kažkur turim paklausyti. Aš kaip visada stengiuosi eiti priekyje, kad turėt galimybę nufotografuoti vaizdus. Tai va dabar į kalną reikia kopti daug greičiau už kitus, kad visus aplenkti. Čia galima privažiuoti su mašina prie pat kalno ir nereikia eiti taip toli. Užkopim į mažų. Uždusau. Prieky stovi graži Renault. Dėl klimato sąlygų galima net Renault vairuoti, nesubirės, neatsiras rūdžių. Čia net nebūtina turėti kokią patvarę mašiną. Audinės, Volkswagenai, Mercedesai, BMWai. Čia galima net Renault Clio vairuoti ir viskas su juo bus gerai, nes žiemos nėra, blogų sąlygų nėra, būna tik lietutis. Ir tai, kol mes čia mėnesį esam, dienos metu lietus lyjo gal 2 kartus tik. Gana aukštai, už mūsų visi Erasmusai eina. Ten Lolita. Taip sunku eiti. Žiūri sunku. Tikras iššūkis pertilti čia. Ženklas 30. Neviršykit greičio, gerai. Jau be 15:03. Apie pusę 10 išvažiavom iš Valencijos. Kažkur pusę 11 atvažiavom. 3-4 valandas beveik jau vaikštom. Kardio treniruotė. Kas nori numest svorį, važiuokite į Ispaniją ir vaikščiokit kalnuose. Net einant ne į viršų, o į apačią labai sunku eiti, nes reikia pastoviai save kaip stabdyti, nes norisi vos nebėgti. O tokiu keliu eina, inercija priverčia vis greičiau, tai pat kad stabdai save, tam reikia irgi jėgų, pavargsta kojos nemažiau, kai lipant į viršų. Geriau nuomokitės mašiną ar mopedą kokį, nes nesąmonė, 40 žmonių turi neatsilikti. Negalima sustoti, pailsėti, kai tu nori. Priklausai nuo tos gaujos žmonių. ¡Viva España! ¡Aún Valencia! ¡Viva España! ¡El orden y la ley! Aquí está hombro, no está hombro. Tikrai pavojinga ir šiek tiek net baisu. Ir viskas, ta prasme. Va ten turėtų būti kažkoks piešinys ir dėl to mes taip pavojingai lipom, tad bent jau vaizdas gražus. Žodžiu, mus patrolino. Jokių piešinių aš net nepamačiau. Tai va.
pradėjom savo kelionę nuo Čililijos miesto, o dabar jis štai ten. Va, tokį didelį ratą mes aplink kalną padarėm. Nužudykit mane, nužudykit. Pamečiau Lolitą, bendrauja su kita lietuvė, Austėja, be 5-4, aš dar gyvas. Con doble R. Jau taip norėtųsi namo. Aš radau, kaip miršta apelsinai. Va taip jie miršta. Aš esu Didžiojo kanjono apačioje. Iš dalies dabar žinau, kaip jis atrodo. Nes iš tiesų labai panašiai atrodo, kaip nuotraukose. Mes persikėlėme į Ameriką. Ir čia dabar post apokalipsė pradėjo apačioje augti žolė. Aišku, čia ne kanjonas, bet dabar galima bent jau kažkiek įsivaizduoti, kaip tas kanjonas atrodo. Lolita rado apelsiną nuskynę. Jo, vieną jau užbandėm. Kadangi čia mašinos nevažinėja, tai jis netoksiškas. Šiek tiek kitoks skonis, bet vis tiek labai skanus. Matau dar apelsinų medžių. Galima priskinti apelsiną ir parvežti namo. Testuojam, ragaujam apelsiną laukinį. Šitas geras. Skanus. Pusę 5 aš dar gyvas. Kopti viršų. Grilzas. Ir šiandien aš bandysiu išgyventi Ispanijos kalnuose. Neturiu maisto, bet galiu nuskinti apelsinus. Negaliu iškviesti pagalbos, bet galėsiu nuvažiuoti namo vakare. Stebėkite, kaip seksis man išgyventi Ispanijos kalnuose. Su jumis Bear Grylsas. Dainuoja. Čia paukštis. Čia tikriausiai žvirblis. Ir dabar aš Bear Grylsas galėsiu pavalgyti. Visiškai vienas. Ispanijos kalnuose. Stengiuosi išgyventi. Čia aš Bear Grylsas, nepersijungit. Aš noriu jau valgyti. Duokit kebabą. Ir išduosiu paslaptį, kaip išgyventi. Tiesiog išeinate į miestą ir viskas. Ir jūs išgyvenate.